Kaip Deimai galvojat geriau, ar su kepurė outfitas, ar be kepurės outfitas? Nes mano Andrius visada sako, be kepurės, aš visada sakau, su kepurė. Ir jis sako, keistai atrodo su kepurė. Tada aš, nebežinau, ką daryti. Varom šiandien į Warner Bros. Studios. Warner Bros. Studios tai yra ten, kur tiesiog filmus filmuoja, kuria filmus, visos studijos, didžiulė erdvė. Man atrodo pastatyti fake miestai tiesiog, kad nufilmuoti filmus. Ten buvo filmuojami labai daug visokių garsių filmų, kuriuos jūs matėte ir serialų. Pavyzdžiui, Gilmore Girl. Jo, vėl tas pats. Jeigu jūs kaip aš vairuojate automobilį, privalote atsiųsti Car One appsą. Naujas appsas, sukurtas Car Vertical, visiškai nemokamas ir appsas duoda belekiek daug naudos vairuotojams. Pavyzdžiui, programėlėje matysite, kiek laiko liko galioti jūsų vairuotojo pažymėjimui, jūsų automobilio draudimui, techniniai apžiūrai. Nebusit kaip aš gudžiais 2019 metais, pusę metų be technikinės važinėt, kol greitkelyje Vilnius Kaunas nenufotografavo. Tada baudas ten. Baisu prisimint, žinokit. Tai šito appso pagalba niekada nepamiršt, kada pasibaigia draudimas, techninė apžiūra, vairuotojo pažymėjimas, kada jums reikia į servisą, plus papildomi visokie dalykai. Galite čia pat mokėti už parkingą, ieškoti kolonėlių ar elektromobilių stotelių. Viskas vienoje vietoje. Žiauriai patogu. Jeigu esat vairuotojas, negalit neturėti šito appso, parsisiųskit, linką palieku aprašyme apačioje. Atvarėme į Warner Bros. Studijas šitas. Šiaip turas nėra pigus. $7 vienam ir dar parkingas $15. Tai tikiuosi bus worth it, nežinau. Tour entry. Pradedam turą, Barbės filmo outfitai. Tikrai jau kostiumai? Jo, ir tikra mašina iš filmų. Tikrai? Nu, aš manau, jo. Na, žiūrėkit, tikras Flešo kostiumas. Ne, šiaip atrodo, tai kažkaip prastokai. Aš šiaip žiūrėjau to Flešo serialą biškę, ten keletą sezonų. Pradžiai visai buvo įdomu, po to žiauriai nukrito ir šitoks lievas pasidarė, tai ir baigiau žiūrėti. Bet čia va ir komiksų visokių yra. Na gerai, iš šopo vėliau ateisim. Iš Barbės filmo visokie daiktai. Žiūrėkit, Barbės filmo šepetėlis. Mes dar net neėjom į patį vidų. Realiai čia jaučiu prie įėjimo displeina naujausia, kas buvo. Tai čia tokia pradžia, prasideda muziejus. Čia tiesiog visą istoriją papasakoja, tai čia va šitas vieno brolio Warnerio telefonų knyga. Ir jis va turėjo Walto Disnėjaus numerį, turėjo Salvadoro Dalį numerį. What the hell crazy. Gal įsivest? Čia background'e groja visokių filmų arba serialų theme songai, tai dabar tiesiog Friends groja. Žiūrėk, kietai. Žiūrėkit, japoniški Friends. Nice. Varom į turą dabar. Pažiūrėjom trailerį, tai tiek daug filmų jie sukūrė, negaliu patikėti. Dabar sėsim į tokį karobkę ir važinėsim po studijas. Sėdam kažkur kartu. Tai aišku, turo filmuoti neleido, leido tik fotografuoti, bet aš nebūčiau aš, jeigu slaptai kažko nenufilmuočiau. Tai visi namai, kurie yra čia pastatyti, niekam kitam nenaudojami, išskyrus filmavimams. Čia yra sukurtas visas fake miestas tam, kad nufilmuoti filmus. Ir viskas padaryta taip tikroviškai, pavyzdžiui, specialiai nudėvėti šaligatviai, specialiai prilipdytos kramtomos gumos, vien tik dėl to, kad atrodytų realistiškai per filmus. Šioje vietoje filmavo žmogaus voro atvirkščio bučinio sceną. Šiaip labai įdomu buvo pamatyti šitą vietą gyvai. Šitas filmas buvo vienas mėgstamiausių mano vaikystės filmų. Šitoje erdvėje net specialiai užaugino džiunglės Jurassic World filmo filmavimui. Tik po to nežinojo, kad bambukai labai stipriai plinta, tai dabar ten tiesiog pilna bambukų. Net ten dirbančių žmonių ofisai iš išorės atrodo taip, kad galima būtų juos panaudoti filmų filmavimas. Pavyzdžiui, kaip čia atrodo lyg būtų reali gyvenvietė, bet viskas sukurta ir pastatyta filmams filmuoti. O pastatų vidus dažniausiai yra tuščias arba ten įrengti Warner Bros. Studijose dirbančių žmonių ofisai. Tai realiai čia yra pastatytas didelis netikras miestas, kur galima labai patogiai filmuoti filmus.
nereikia uždarinėti jokių gatvių ar ten prašyti, kad žmonės nevaikščiotų. Ir čia dar atvarėm prie serialo Friends intro fontano. Fontanas yra tikras iš serialo, tačiau perneštas iš tikros lokacijos į šitą. O sofa buvo netikra. Baigėsi turas, tai tikiuosi dabar galima bus filmuoti. Čia yra daug visokių tikrų kostiumų iš filmų, kuriuos jau nufilmavo, arba serialų, kuriuos jau nufilmavo ir daugiau nebefilmuos. Va, žiūrėk, Real Batmano kaukė iš Batman Returns 92 metų. Kaip jie tai, kokia sena? Nu, matai, visas suskilinėjus, kai norėčiau užsidėti. Jautis smirdėtų. Čia, žiūrėkit, iš seno Space Jam'o, kur Jordanas buvo užsidėjęs šitą aprangą. O čia jau iš naujo, kur LeBronas buvo užsidėjęs. Kokia tai? Friends setas. Real. Wow. Tikrai real? Nu, taip, aš galvoju, kad čia pernešė iš ten. Žiūrėk, what the hell. Yra Big Bang Theory setas visas. Vat Big Bang Theory tai aš mačiau ir krūtai. Ir čia, matai, buvo tipo laiptinė. Per serialą vis laik liftas buvo uždaryti. Tipo, pirmą seriją buvo liftas ir tada sugedo. Ir jie visą laiką lipdavo ten į 4. gal aukštą. Ir jie tipo lipa ir kalbasi. Vieną aukštą, tada ateina iš ten, bet vis laik filmuoja tą patį, tik pakeičia kažką. Yeah. I want to hear an interesting thing about stairs. Not really. If the height of a single step is off by as little as 2 millimeters, most people will trip. I don't care. 2 millimeters? That doesn't seem right. No, it's true. I did a series of experiments when I was 12. My father broke his clavicle. Is that why they sent you to boarding school? Ir čia visas setas toksai. O čia tipo jų apartmentas. That's where I sit. Eik, tu, gaila, kad tu nematei, galėtumėm čia dabar būt, wow, kaip kiek. Čia nematei Gilmore Girls. Ir dar čia yra jų kavinė. Nu, tai yra, jie dirba univerė. Ir čia yra jų univero kavinė. I've been trying to come up with a cute couple's nickname. Parašykit komentarus, jeigu matėt Big Bang Theory. Žiauri geras. Tik aišku, čia dabar padaryta tiesiog žmonėm pažiūrėt. Filmavo viską ten tokiam kitam angarė, bet kai baigė filmuoti serialą, tiesiog viską atnešė čionai. Čia šiaip jeigu esi Friends fanas, tai čia belė kaip kėdai. Žiūrėkit, yra kavinė, čia yra butas setas, tada ten yra baras tas, Angaleko, Superheroes ir Hario Poterio dalykai liko. Kietai. Seni komiksai, kietai. Real Jokerio kostiumas iš 2008. Žiauri. Iš The Dark Knight, oh my god, kietai. Gal tokį violetinį paltą reiktų įsigyti? Batmobile iš 22 metų Batmano. Žiauri platus. Real Batmano kostiumas. Bet šiaip kaip prieini iš arti, tai per filmą daug geriau atrodo. Tipo, where is she? Bro, what are you talking about, man? Čia visų superheroes iš Justice League. Shazam. Supermano iš Man of Steel 2013. You've grown stronger here than I ever could have imagined. The only way to know how strong is to keep testing your limits. Šitas gerai atrodo kostiumas. Ir 3 keipai viršų. Čia realiai dabar esu Batcave, pažiūrėk. What the hell? Original Batmobile. O tai įdomu, šitas važiuoja? Iš Batman vs. Superman. Kaip tik žiūrėjau šitą filmą, kai skridau į Ameriką per tą ekraną lėktuvę. Kostiumas iš to filmo. Ir man realiai va šitas yra original Batmano kostiumas iš The Dark Knight Rises. Žiūrėkit. Wow, o čia tai krūtas tikrai. Dar aplinkui yra visi ginklai, net įskaitant šitus Batmano peiliukus ir tos tokius trosus, kur šauni ir prisitrauki. Hario Poterio laiptai ir po laiptais jo kambariukas. Pažiūrim. Man štai neblogai čia, jauku. Čia įdomu legit ar ne? Pažiūrim, kiek elektros prisuko.
0. Niujorke už tokį kambariuką sumokėtum $100. Hario Poterio akiniai. Real ar ne? Įdomu. Tai real. Real? Čia daug buvo pridaryta, tiesiog vieną padavė. Nu, gali būti, jo. Tai yra ta skrybelė, kur pasako, į kokią eisi klasę. But where to put you? Not Slytherin. Not Slytherin. Not Slytherin, eh? Better be Gryffindor! Shrewd and sharp. Slytherin! Slytherin! Aš su tavim norėjau, bet nenorėjau į Slytherin. Real lasdelės. Kietai. Ir Potion Class. Bet kai matęs filmą, iškart linksmiau. Hario Poterio skraidanti mašina. Iš viso buvo padaryta 17 mašinų. Čia viena iš jų. Real Oscarai. Už ką? My Fair Lady. Ne, už blogus. Ten buvo Duplicate for Studio Display. Bet aš laikiau tikrą Oscarą, nes į Comic-Coną kažkada buvo atsivežęs toksai aktorius savo. Viskas, mūsų turas baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot. Perkam dabar. Perkam viską. Tram $8. Ir gali daryti magiją. Sounds like a steal. Ok, pabuvom Warner Bros. Studios. Šiaip labai įdomu, gaila neleido ten daug kur filmuoti, tai ten slaptai bandžiau, kiek gavos, tiek gavos. Lievai, kad daug filmų, kur vežiojom, mes tiesiog nematėm ir nežinom, apie ką kalba. Jo. Bet ten, kur jau matėm tą filmą ir tas setas, tai žiauriai įdomu. Varom? Jo. Man atrodo, mes kiekvieną dieną testinam po vieną fast food restoraną. Šiandien Chick-fil-A. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. Wow. Gerai. Šiauris panas būriu. Įman pasiėmė Spicy Deluxe. Aš pasiėmiau tiesiog klasikinį. Ar padariau klaidą? Pažiūrėkit, Deimas muštinį. Pažiūrėkit mano. Jep, reikia imti kažką mandriau. Toks labnokas. Deimas geras. Bulvės geras. That's it with the review. Chick-fil-A išbandėm, reiktų jau pristabdyti su greito maisto restoranais, nu bet negalim nepabandyti, žinai. Tai good. Visi man atrodo, jie good. Bet aš jau jaučiu, kad man pagurklis yra plus 5 kg. Tai tu grįžk prie salotų. Man pagurklis.